Ant stalo 4 paukščiukai su švilpynėmis uodegose. Jie išdrožti iš šermukšnio medienos. Kol ji buvo žalia, ši ruda spalva buvo tamsiai ruda, o balta spalva buvo ryškiai baltesnė. Ir atrodė, kad šitie paukščiukai yra padaryti iš juodojo ir pieniškojo šokolado. Dabar paukščiukai bus nutepti aliejumi, kurio sudėtyje yra bičių vaško. Pažiūrėsime, kaip ta spalva pasikeis. Ar sugrįš prieš tai buvusios ryškios spalvos. Aliejus maloniai kvepia ir gerai įsigeria į medieną. Na va taip. Tepame, spalvos ryškėja. Ir viskas darosi gražiau. Kadangi aliejus be jokių priedų, galima nutepti ir tą dalį, kuri bus glaudžiama prie lūpų. Va taip. Na, koks skirtumas? Spalvos grįžo ir visus kitus taip pat šitu aliejumi tepame. Aliejus užpildo medienos poras ir ta spalva, kuri buvo, grįžta. Gal ne tokia ryški, kaip kad perskėlus žalią medį, bet daug gražesnė nei prieš tai. Va taip. Nu ir dar vieną, kuris pusiau juodas, pusiau baltas. Tai va taip. Pavyko padaryti paukštelius 2 spalvų.